Sveiki visi, su jumis MJ Taro. Neseniai dariau būrimuką apie rugpjūčio mėnesį ir pamačiau, kad bus labai daug emocijų. Iš tiesų pasižiūrėjau ir į astrologinį žemėlapį. Šiuo metu, kai filmuoju vaizdo įrašą, turim net 3 planetas retrograde, tai Plutoną, Saturną ir Neptūną, kas reiškia, kad gali būti ir, sakykime, tam tikrų dvasinių vertybių peržiūrėjimas, gali būti nemažai įvairių ciklų užbaigimų, kas būtent atneš daug emocijų. Ir iš tiesų pati savo aplinkoje pastebiu, kaip šiuo metu žmonės vieni uždaro tam tikrus jau ilgai trukusius, tarp kitkos, ciklus, vieni uždaro džiaugsmingai, kiti uždaro su skausmu. Ir tų emocijų yra be galo daug. Vieniem kyla daug džiaugsmo, kiti jaučia daug pykčio, kiti jaučia didelės nuoskaudas, įvairių tų emocijų. Yra ir tiesiog galvoju, reikia padaryti trumpą būrimuką. Kaip matot, priešais jūs yra 5 variantai. Nesvarbu, kada jūs žiūrit vaizdo įrašą, kada jūs žiūrit, tada yra aktualu. Pasistengsiu padaryti 5 trumpas žinutės. Galbūt jūs išsirinksit vieną žinutę, galbūt 2-3, visai nesvarbu. Ką norit, tą išsirenkat, įsiklausykit savo širdies. Šį kartą darau ne su akmenukais, o tiesiog su daiktais. Čia ir auskariukai, ir raktai, ir pakabukai, tiesiog. Ką panorėjau čia pamatyti ant stalo, tą ir sudėjau. Ir išsirinkit jūs. Čia bus pirmas variantas, čia antras. Čia lai būna 3, 4, 5. Taip. 1, 2, 3, 4, 5. Galite susistabdyti vaizdo įrašą, išsirinkti. O aš tuoj darysiu trumpus pranešimukus. Sveikas, pirmas variantą. Pasižiūrėkim, ką orakulas sako šiuo metu tau. Prisiminiau, kad degą žvakutę bandžiau įcentruoti, bet tiek to. Taigi mes atvažiavom į situaciją, kai veiksmo nereikia, tarsi niekas nevyksta, bet viskas pasidaro tiesiog savaime, be jokių pastangų. Tuoj pasižiūrėkim, apie ką čia šneka. Noriu šitą kaladę paimti. Štai. Kaip gražiai čia pas jūs susidėlioja. Tikėtinai jūs pakliuvot į tą sąrašą žmonių, taip lakoniškai sakant, sąrašą žmonių, kurie šiuo metu jaučiasi gan gerai. O jeigu ne, tai tuoj pas jūs. Į 6 kalavijai, vadinasi, jūs užbaiginėjat situaciją, kurioje nesijautėt gerai. Jūs užbaiginėjate situaciją ir žinot, toks jausmas, kad jūs kaip ir nieko nedarėt, bet situacija, jinai tiesiog, kuri jūs netenkino, jinai užsibaigia arba užsibaigs ir jūs nukeliausit į labai džiugias energijas arba jau jose esat be didelių pastangų.
Ir taip ir turėjo būti. Čia visata padėjo jūs užbaigti tai, ką jau reikėjo užbaigti ir išstumė į kur kas šviesesnes energijas arba išstums labai greitų laiku. Išėję į naujus procesus ar ne patyrę džiaugsmą, į viską iš viso žiūrėdami tokiom džiaugsmingesnėm akim, nuotaikom, jūs pamatysit visai kitą perspektyvą. Jūs pamatysit kitą perspektyvą santykiuose, kitą perspektyvą ir finansuose, darbe. Arba vieni pamatys darbe kitą perspektyvą, kiti santykiuose, nes vis tiek čia nėra asmeninis būrimas. Ir taip sakant, vieniem gali būti taip, kitiem kitaip. Ir ta kita perspektyva iš esmės bendrai gyvenime jums suteiks daugiau aistros, daugiau ryžto veikti. Daugiau energijos suteiks. Įdomumo gyventi. Taip jūs nenorėsit tiesiog, nežinau, gulėti ir laukti, ir gyvenimas aplink mane dėliojasi. Ne, jūs būsit veiklesni, jūs būsit ryžtingesni. Štai tokia nauja žinutė. Nauja trumpa žinutė jums. Taigi, užbaigėt kažkokį tai ar ne procesą, kuris jūs nuves į labai teigiamus pokyčius, kur netgi savo matymo perspektyvą, matymo kampą, taip sakant, pakeisit. Ir bus daugiau aistros gyventi. Labai smagu pirmas variante, džiaugiuosi už jūs ir iki. Sveikas, antrasis variantą. Pasižiūrėkim, kokią žinutę šiuo periodu, kai žiūri, šį pranešimą yra svarbi tau. Antrasis variantas. Judėjimas nugali šaltį, o stovėjimas vietoj karštį. Ir tai yra jau kaip ir pastaruoju metu toks kaip idealas, kaip taisyklę. Jaučiasi, kad greitų metų jums atsiskleis, būtent taip ir noris pasakyti, atsiskleis. Galbūt kažkoks tiesiog nušviktimas bus, atsiskleis tam tikra kažkokia tai tiesa, kuri bus labai galinga ir kuri vis dar jums yra nematoma. Jūs atskleisite savo talentus, jūs atskleisite savo išmintį
Pirmiausiai, aišku, jūs tai padarysite savo viduje. Pirmiausiai atsiskleisite savo ir nustebinsite netgi patys save. Ir atsiprašau už pašalinius garsus. Ir tam bus jau kaip ir laikas. Ir tai transformuosis į tokį džiaugsmą. Dar pasižiūrėsim plačiau apie ką čia šitą transformaciją. Tiksliau. Bet tai atneš džiaugsmą, tai atneš tikrai pozityvius dalykus. Nors to ir aplinkiniai gali nesuprasti. Jūs ar net pasikeisit, transformuosit savo požiūrį. Ir kai tai vyksta, mes elgiamės kitaip, priimam visai kitos sprendimus. Ir gali tai būti, kad, pavyzdžiui, jūsų aplinka jūsų nesupras, bet tai yra nesvarbu. Nes šita transformacija, šitas savo talentų atskleidimas, savo kažkokios tai išminties atradimas, jis yra labai laiku, labai vietoj ir viskas taip ir turi būti. Šita transformacija gali paliesti tiek ir jūsų santykius, tiek ir jūsų finansinę sritį. Bandau dabar išreikšti žodžiais tai, ką turiu galvoje. Jūs išmoksite lengviau atsisakyti to, kas jums nepatinka ir lengviau nueiti į ten, kur jums yra geriau, patraukliau. Jūs išmoksite mažiau galvoti tai, ką mano kiti. Jums mažiau pradės rūpėti. Jūs būsit labiau orientuotas į save. Į tai, ką jūs jaučiat, į tai, ką jūs mąstot, į savo vertybės. Ir tai yra iš tikrųjų sveikintina. Nes taip jūs atmesit tai, kas jums iš tikrųjų nebepatinka, kas jau neberezonuoja su jumis. Taigi džiugu. Tokia štai žinutė tau. Antrasis variantas, trumpa žinutė, sėkmės ir iki. Sveikas, trečiasis variantas. Žiūrim, kokia žinutė yra tau. Mes duodam, nesitikint gauti kažką mainais. Mes nesigiliname į praeities pasiekimus ir neaukštiname tų savo
pasiekimų. Išties išmintingas žmogus pasirinko trečią variantą, kuris jau netikėtinai, bet faktas, kad praėjo galbūt šitam, galbūt praeitam gyvenime jau gal nelengvą kelią. Ir jau jisai šiam momentui jisai turi tą tokį jau išminties nemažą bagažą. Oho, mielieji, pati vyriausia žinė. Tai tik dar kart paliudija, kad jūs jau esat taške, kai sugebat pagauti vidinę ramybę, ar ne, kad, sakykime, yra kažkokios neigiamos situacijos, bet jūs jau mokat save nuraminti. Jūs mokat eiti į ramybę, jūs mokat naudotis intuicija, jūs jau turit komunikaciją su visata. Ir jūs per daug, nežinau, nesipuikuojat tuo, ar ne, nepamokslaujat kitiems. O jeigu tiksliau, orakulas ragina nepradėti puikuotis galbūt į savo pasiekimais, tai kad jūs atradot raktus bendravimui su visata, tai kad jūs turite daugiau įrankių savęs pažinimui. Jūs greitų metų būsit raginami dalintis savo išmintim, dalintis savo pasiekimais, nesitikint nieko už tai gauti atgal. Jūs būsit greitai stumiami vykdyti savo, netgi tokią, sakyčiau, misiją, dalintis savo išmintim, dalintis savo jau turimais kažkokiais tai sukauptais lobiais. Ir aš šneku apie tokią išmintį, gebėjimą nusiraminti. Ir mainais už tai jūs gausit džiaugsmą. Tokį labai paprastą, bet gražų, tyrą džiaugsmą. Tiesiog duokit savo išmintį, per daug nieko nesitikėdami atgal. Už tokį atvirą širdį, už tokį atvirą protą. Jūs vis tiek būsit, taip sakant, aišku, pastebėti visatos akise, ar ne, nes jūs jau turit, aišku, komunikaciją su ja. Jūs vis tiek būsit apdovanoti, jūs nueisit į stabilumą, į pilnatvę.
teismo korta. Ir teismo korta, jinai šitame kontekste yra labai pozityvi, nes jūs esat raginami skleisti šviesą, pozityvą, išmintį ir mainais už tai sulauksit stabilumo, sulauksit pilnatvės, tokias didesnės jausminės. Jūs atgimsit, jūs išsivaduosit, galbūt netgi iš savo kažkokios tai praeities karmos. Čia nėra jokio galbūt. Nes jūs esat šviesos nešėjas. Labai fainai, nes jaučiu tokią ramybę šiuo metu šnekėdama apie jūs. Tai vat, tą aktualu žinoti jums šiuo metu. Tai yra raginimas jums skleisti savo šviesą, savo tiesą. Tai yra raginimas daryti tai plačiau. Nebijoti šito. Tai va, sėkmės. Trečiasis variantą, tarp kitko labai simboliška, kad šita korta slėpėsi po raktais, nes akivaizdu, kad raktus jūs jau radot. Tai reikia tik pasidalinti tuo, ką radot. Sėkmės ir iki. Labas, ketvirtasis variantą. Pasižiūrėkim, kas slepiasi po šito auskariuku. Skaidrumas. Aukščiausias gėris yra kaip vanduo, kuris tinka visiems kūriniam, be jokių kažkokių tai varžymusi. Čia irgi matos bus gili žinutė. Kai nedavė kažkokiu tai oratorystės gebėjimo, biškelį sunkiau išreikšti mintis. Dabar taip. Jūs būsite greitų metų kviečiami būti skaidrus. Ir tada patys atgal sulauksite to skaidrumo. Jūs suprasite, kad toks dalykas kaip pavydas ar ne, kai žmonės pavydi viens kitam kažkokiu tai pasiekimu, jis nėra reikalingas gyvenime. Visi mes turim savo laiką atsidurti ten, kur turime atsidurti, pasiekti kažką tai, kas priklauso mums, gauti tai, kas priklauso mums. Ir nereikia dėl kažko tai čia varžytis, ar ne? Kaip pavyzdžiui, kažkas save atrado, sakykime, karjeros srityje anksčiau negu aš, tai čia aš dabar kažkoks blogas. Ne, kiekvienas mes turim savo laiką žibėti. Toks jausmas, kad jūs bandot atrasti save, bet lik kažko tai bijot kažkam tai galbūt pasisakyti, kad jūs ar norit kažkokią tai kryptį keisti, ar darbe, ar santykiuose galbūt pasikeitė kažkoks požiūris ir norit kažkokią tai netikėtą žingsnį žengti. Ir toks jausmas, kad jūs bijot pasisakyti, nes tada jūs gyvensit kitaip ir tas kitaip kažkam tai nepatiks. Netgi jausitės galbūt, kad kažką tai prarasit kitų akise, bet gyvenimas tai iš tikrųjų jos nėra varžybos. Gyvenimas iš tikrųjų tai nėra varžybos. Kad, nežinau, aš ištekėjau vėliau, sakykime, negu kažkokia tai kaimynė, aš čia dabar esu blogesnė. Ne, gyvenime tokios varžybos jos tiesiog neegzistuoja. Kuo jūs anksčiau tai suprasit, kuo jūs anksčiau nebijosit parodyti savęs tokio, koks jūs iš tikrųjų esat, kol jūs nepabijosit pasisakyti, ką jūs iš tikrųjų, sakykime, planuojat ar nedaryt, norit daryti.
tol jums bus gan sunku. Toks jausmas, kad jūs norit daryti kažką kitaip, kažkaip tai naujai ir nesulaukti to pasipriešinimo iš aplinkos, bet tai jums to jūs bijot. Jūs bijot, kad jūs sulauksit kažkokio tai pasipriešinimo ir jums reikia daug jėgų, kad nukeliauti į naują. Artimiausias laikotarpis jūs kvies suprasti, kad visi mes turim savo misiją gyvenime, visi mes turim savo laiką, Jūsų žiūri daug, tai aš negaliu taip konkretizuoti, apie kurias rytis šnekam. Kiekvienas mes turim savo laiką, ieškoti savęs, laiką atrasti save, laiką sukurti šeimą. Tiesiog, jeigu jis yra vėlesnis negu kitų žmonių, tai nereiškia, kad jūs esat kažkoks tai prastesnis, ar kad jūs gyvenat kažkokį tai kitokį gyvenimą. Mes visi einam link to, kur ir turim būti, ir einam savais keliais, savais metodais. Tai, kad kažkas kažko nesupranta, tai nėra jūsų problema, ar ne? Jūs atidarysit greitai naują ciklą. Visiškai naują gyvenimo ciklą, kuriame bus daugiau savęs pažinimo, jūs pažinsit save. Jūs pažinsit savo talentus, jūs nebijosit priimti naujų galimybių. Jūs drąsiau žengsit į gyvenimą. Ir žengsit su tokiu supratimu, kad taip, mes esam bendruomenė, mes iš esmės esam kaip vienas, ar ne, mes taip turim taisyklės, kad viens kitam netrukdyti, ar ne, ir panašiai, bet jūs suprasit, kad jūs esat jūs einat savo keliu, savais metodais ir jūs neturit su niekuo varžytis. Sveikinu iš tikrųjų atidarant šitą gyvenimą keičiantį ciklą. Apie sėkmingesnį ciklą taip pat praneša ir pentaklių tūzas. Turit netgi 2 tūzus. Pentaklių tūzas iš viso yra viena geriausių kortų visoje kaladėje. Ir kas čia jaučiasi, kad jūs suprasit, kad jūs jau buvot pasirengęs, jūs buvot taip, tiesiog pribrendęs atidaryti šitą naują ciklą, kuriame jausitės labiau savimi, kuriame jausitės drąsesni, kuriame nebijosit save išreikšti. Ir štai dar kaip patvirtinimas iškrito žynys, šitame cikle jūs nepabijosit jau dalintis savo išmintim,
Tai štai tokia šita trumpa žinutė. Iš tikrųjų atsivers tikrai išmintingesnės įžvalgos, išmintingesnis toksai požiūris, daugiau drąsos žengti savo keliu, suprantant, kad gyvenimas nėra varžybos ir jūs visur spėt ir jūs visur nueisit, kur jums reikia. Sėkmės ir iki. Sveikas 5 variante, pasižiūrėkim, kokią žinutę slepiasi čia. Ekologija. Be vienybės dangus tampa purvinas, be vienybės žemė tampa nestabili, be vienybės dvasios neatsako ir dingsta, be vienybės slėniai tampa dykuma. Iš ties įdomu, tuoj pasižiūrėsim apie ką čia. Kol kas jaučiasi, kad jūs ragina neužsidaryti kažkaip tai savyje, o nepabijoti, pavyzdžiui, prašyti pagalbos, kai reikia. Ragina suprasti, kad taip, mes esame, mes, kiekvienas esame unikalus, tačiau taip pat mes turime daug žmonių aplinkui, su kuriais bendradarbiauti nėra blogai. Tai irgi neša tam tikrą gėrį, tai irgi neša ir lengvumą. Galbūt esat užsidaręs savy. Tai pasižiūrėsim plačiau. Sąjunga su kitais asmenimis išjudins jūs iš stagnacijos. Jūs įgausit drąsos, jūs įgausit noro eiti ir pažinti pasaulį, naujas galimybės. Nebijokit atsiremti norėjau sakyti atsiverti, tai matyti ir atsiverti vis tik savo artimiems, mylimiems žmonėms. Atsiverimas artimiems žmonėms sustiprins ryšį su jais. Jaučias tokia labai miela namų atmosfera. Atsivėrę jau stipriai sustiprins ryšį. Kažkas galbūt su savo mylimuoju partneriu, kažkas galbūt tiesiog su savo namiškiais, tėvais, broliais, seserėm. Ir tai jums yra reikalinga, nes tai jūs išjudins iš jūsų gyvenime daugiau nuveikti dėl savęs. Tada jūs tvirčiau darysit pasirinkimus ir tai jums yra reikalinga. Jums trūksta ryžto šiek tiek judėti pirmyn. Ir šitas susivienijimas su artimais žmonėm
jums duos didesnį tempą, didesnį ryžtą. Dar kartą surišau prie sakinio, kad be vienybės dvasios neatsako ir dingsta. Taip, jums reikalinga vienybė šiuo metu su artimais žmonėm, tam, kad tiesiog įjungtų arba jau įjungtą varikliuką gyventi jį paspartintų. Noriu dar vieną kaladę jums paimti. Pasižiūrėsim. Tas, taip sakant, įjungtas varikliukas jums palengvins emocinį foną gyvenime. Jūs mažiau pergyvensit. Jūs atskleisit savo talentus. Aišku, čia yra gan ilgi procesai. Taip. Ir jau berods buvo pažas kardų, taip. Tai yra narsa judėti į priekį ir smalsumas judėti į priekį, nes pažas visada tokia dar nepatyrusi energija, kuri tarsi dar tik pradeda savo kelionę. Vienybė jūs išjudins veikti. Vienybė jums įjungs smalsumą, norą veikti. Vienybė jums yra raktas. Tai va, 5 variante. Sėkmės ir iki.